Taip, dabar parodysiu paprastą ir tikrai labai matytą pratimą. Tai abi kojas vienu metu atitrauksim į šoną. Dedam gumytę virš kelių ir atsigulam. Taip, kojos yra truputį plačiau. Įkvepiam per nosį ir iškvėpdami per burną vienu metu abi kojas atitraukiam į šoną. Ištempkite pilnai gumytę, porą sekundžių palaikykite ir lėtai be trūkčiojimų grąžinkite. Ir kartokite, padarykite 10 kartų. Ir galite padaryti 2 serijas. Svarbu, kad gumytė būtų pilnai ištempta ir grįžtant atgal kojos netrūkčiotų. Taip, dabar parodysiu kojos atitraukimo pratimą ir vėlgi, kad būtų sunkiau, naudosime elastinį pasipriešinimo gumą. Ir stebėkit, kaip aš gumytę uždėsiu ant kojos. Įsivaizduokime, kad mano pažeista koja yra dešinioji. Po sveiką pėdą aš dedu gumytę ir kišu koją į vidų. Vėlgi laikau gumytę virš kelio, atsigulam. Taip, pėdą į save, pakeliu koją į viršų ir atitraukiu į šoną. Grąžinu ir vėl kartojam. Pasistengkite, kad sveikoji koja išliktų vietoje. Galite švelniai prispausti juosmenį prie pagrindo. Tokiu būdu pratimą apsunkinsit truputį. Ir reikia, kad gumytė pilnai išsitemptų. Tada pratimas bus efektyvesnis. Ir padarykite 10 kartų 2 serijas. Galite padaryti ir sveikai kojai. Taip, dabar parodysiu labai svarbų pratimą ir tikrai jį padarykite taip, kaip reikia. Atliksime kelio tiesimą ir tam, kad būtų šis pratimas sunkesnis, naudosime elastinį pasipriešinimo gumą. Dabar žiūrėkite, kaip aš gumytę uždėsiu. Aš dedu gumytę po sveiką pėdą. Įsivaizduokite, kad mano pažeista koja yra dešinioji. Ir dabar aš kišu gumytę į tarpą tarp pirmo ir antro piršto. Lygiai taip pat kaip ir sėdint. Kojos sulenktos. Ir dabar iškvėpdamas per burną aš tiesiu koją, tiesiu kelį ir pasistengiu kelį pilnai ištiesti. Palaikau 2-3 sekundės ir leidžiu žemyn. Nepadedu ant žemės ir vėl kartojam. Pasistengkit kelį pilnai ištiesti. Ir vėlgi labai svarbu, kad keliai būtų daugmaž abu vienoje plokštumoje, kad keliai būtų vienas šalia kito. Taip, kartojam vėl. Padarykite 10 kartų 2 serijas. Galite padaryti ir sveikai kojai. Uždėsime gumytę ant pėdų. Patys atsigulsime. Kojas ištieskite. Ir dabar po vieną koją traukite į save. Maksimaliai ištempkite gumytę. Ir keiskite kojas. Stenkitės viską daryti iki skausmo ir maksimaliai tiek, kiek galite. Padarykite po 10 kartų kiekvienai kojai, 1 arba 2 serijas. Dabar pažeistą tiesią koją kelsime į viršų. Ir kad gautume pasipriešinimą, naudosime elastinę pasipriešinimo gumą.
Dabar stebėkite, kaip aš šitą gumą uždėsiu. Įsivaizduokite, kad mano pažeista koja yra dešinė. Dabar po sveiką koją, po sveiką pėdą aš dedu gumytę ir kišu pažeistą koją į gumos vidų ir gumytę laikau virš kelio. Dabar atsigulu ir pėdą laikau į save ir pažeistą koją keliu lėtai į viršų ir lėtai leidžiu žemyn. Nepadedu ant žemės ir kartoju. Čia kelkite tiek, kad jaustumėt pasipriešinimą, nes gumytė turi pilnai išsitempti, nes priešingų atveju nebus jokio efekto. Ir padarykite 10 kartų 2 serijas. Galite padaryti ir sveikai kojai. Taip, dabar parodysiu vieną labai svarbų pratimą, kurio pagalba sustiprinsim šlaunies keturgalvį raumenį. Tai vienas iš man fainiausių ir efektyviausių pratimų, kurio pagalba galite sustiprinti keturgalvį šlaunies raumenį. Taigi pirmyn padarykime jį. Gumą dėsime po sveiką koją ir dabar įkišiu pažeistai kojai gumą tarp pirmo ir antro piršto. Aš atsisuksiu į priekį. Tarp pirmo ir antro piršto, matote. Ir dabar įkvepiu per nosį, nugarą tiesesnę ir iškvėpdamas per burną tiesiu koją. Palaikom 5 sekundės. Pajausit, kad tikrai labai efektyviai susitraukia keturgalvis šlaunies raumuo. 5 sekundės palaikom ir nuleidžiam žemyn. Pasislinksiu biškį atgal, kad matytumėt geriau. Ir pakartojam. Padarom 5 kartus. Įkvepiu per nosį, nugarą tiesesnę ir tiesiu koją, palaikom 5 sekundės ir leidžiam žemyn. Taip, dar 3 kartai. Pasistengite koją pilnai ištiesti, pėdą laikyti į save. Taip, dar 2. Taip, ir paskutinis. Taip, jeigu jūsų keturgalvių šlaunies raumuo yra pakankamai silpnas, galite padaryti 10, 20, 30 kartų. Bet taip pat rekomenduoju padaryti ir sveikai kojai, kad būtų balansas. Galite, jeigu jūsų kairė koja pažeista, padarykite 20 kartų, o sveikai kojai padarykite 10 kartų. Ir padarykite po 2 serijas kiekvienai kojai. Dabar parodysiu turbūt jau matytą ir dažnai atliekamą pratimą, tai atitrauksim kojas su pasipriešinimo guma. Taip. Ir labai svarbi taisyklė atliekant šį pratimą yra viena labai paprasta. Pakėlę koją ir ją atitraukdami į šoną, jūs turite išlaikyti kelį ir pėdą vienoje plokštumoje. Jūs neturite atlikti rotacinių judesių. Jūsų kelis turi žiūrėti į antrą kojos pirštą. Taigi, tai atrodo taip. Nugara tiesesnė, įkvepiu per nosį ir iškvėpdamas per burną atitraukiu kelį į šoną. Ir grąžinu. Traukiu ir grąžinu. Stengiuosi, kad nebūtų atliekama rotacija, tai kelis žiūrėtų į antrą kojos pirštą. Dar porą kartų. Pėda laisvai, galite kvėpuoti taip pat laisvai, bet jeigu norite efektyvesnio atlikimo, visą laiką iškvėpdami per burną atlikite atitraukimą. Padarykite kiekvienai kojai po 10 kartų, galite padaryti 1 arba 2 serijas. Taip, dabar naudosime gumytę.
Aš naudoju apvalę gumytę. Tokią gumytę jūs galite nusipirkti Teidoje. Jeigu nežinote, kaip tokią gumytę susirasti, parašykite man, padėsiu susirasti. Jos yra tikrai nebrangios ir labai patvarios. Taip, dėsime gumytę ant pėdų ir pirmasis pratimas. Tiesiog paimsim, pavaikščiosim vietoje. Tai įtempsim gumytę ir lėtai nuleisim. Šiuo pratimu sustiprinsit kojas. Šis pratimas gali būti naudojamas kaip apšilimo pratimas prieš atliekant kitus stiprinimo pratimus. Ir pasivaikščiokite iki lengvo nuovargio.